Labas vakaras ir prašom išjungti savo televizorius, nes šiandien mūsų studijoje Zigmas Vaišvila, valstybės pamatų griovėjas pagal Valstybės saugumo departamentą. Ir tai yra rimta. Nepriklausomybės akto signataras, kuris atėjo mums papasakoti apie savo garsų susitikimą su Valstybės saugumo departamento vadovu ponu Jauniškiu, 5 vaikų tėvų. Bet mums neįdomu. Mums šitas neįdomu. Kokį nors, Zignai, anekdotą? Du mėgstantis išgerti susitinka ir sako, žinai, dabar gersim ar negersim, bet reikia nuspręsti. Tai jie nusprendžia taip pat. Iš kairės ar iš dešinės. Aiškia, butelys yra vienoje rankoje ar kitoje rankoje. Ir tas, kuris turi spėti, sako kairė. Arba atvirkščiai, nesvarbu. Tas, kuris sėdi, taip kaip aš atsiprašau, ne lietuviškai kalbėsiu, nes originali kalba yra tokia. Mes turim tokį tarimą. Sako, kalbėkit. Думать Федя надо, думать Федя. Jūs Misiukonį pažįstat? Marijoną. Marijoną Misiukonį. Taip. Žinot, kad jį teisė? Žinom. O ką jūs tuo metu darėt, kai jie 18 metų teisė? Turėjau daug užsienio. 18 metų. Žiūrėk, Zigmai, aš tave prisimenu 26 metus. Tu visą laiką buvai mėgsta beretė, ale tokia mėgsta beretė. Kaip išsiskyrė keliai? Kaip galima šitaip susipykti? Su kuo? Su visais savo bendražygiais. Lietuva nebemėla, ar kas čia yra? Jauniškisgi suprato esmę. Kodėl tu manai, kad su bendražygiais susipykau? Gal vienas susipyko su visais bendražygiais? Čia kas? Vytautas Landsbergis. Esmė tokia. Tai yra pasiektas toks lygis, kad niekas nenori su juo bendrauti. Ir tai jau yra senai. Pone Vaišvila, pasakykit man, kokia jūsų mėgstama spalva? Žinok, keičiasi gyvenime. Jaunystėje buvo mėlyna. Dabar? Akių spalva keitėsi. O dabar tokia universalesnė gama tinka. Kokia pavyzdžiui? Neturiu tokios vienos. Gerai, o ką rinktumėte, šunį ar katę? Išbandęs ir vieną, ir kitą. Ką jūs darėt su jais? Auginęs. O aš lašišės bandžius. Jūs jas valgot? Ne, o kas geriau, šuo ar katė jum? Kol jisai galvoja, mes pasižiūrėsim. Labai rimta istorija. Papasako, kaip ten buvo Kada paskutinį kartą Misiukonį matei? Paskutinį kartą. Ta kartą yra... Vasarą. Vasarą. Ir kaip ten buvo? Susitikom Gedimino prospekte. Ir ką jisai papasakojo? Ir ko Landsbergis prašė Misiukonį? Pasakykit. Tai reikia argumentų prieš Zigmą. Tai paprašė? Taip. Ko nors iš senų laikų apie Zigmą? Toks lygis. Paprašė, ne? Toks lygis. Iš ko gyveni? Šiuo metu iš signataro rentos. Tik tai, ne? Taip. O signatarinį sklypą jau pardavėt? Negavau, tai nėra ką parduoti. Kaip tai negavau? Kodėl? Ką žinau. Kaip tai galima negauti? O kaip tai? Būna taip gyvenime. Tai negalima. Tai būta, ten dalis išsidalino būtais, ne? Ne, tai sklypai buvo. Kam skirti, kam ne. Turbūt nepasiūlė? Net? O kas skirstė? Kaip tai gali būti? Pirmas signataras, kuris be sklypo, ne? Įvairūs. Ne, gal ne vienintelis. O kas dar negavo sklypo? Yra, bet nenoriu suklysti. Tikrai yra. Kiek jums Kremlius sumokėjo? Kremlius mokėjo iki 1990 metų kovo 11-osios mokėdavo po 200. Taip, TSRS aukščiausioji taryba už buvimą TSRS liaudės deputatu iki kovo 11-osios. Po kovo 11-osios atsisakiau tų 220 rublių. Lyg paruoštas atsakymas. Lyg žinočiau klausimą jūsų. Kitas klausimas. Kava ar arbata? Šiaip kava, ko gero. Dabar jau eikime prie... Cukrų valgot? Bet kokios nors dietos laikais ar ne? O sportas? Kokios dietos, kam jos? O pavyzdžiui, ką valgote pusryčių? Pagal savo supratimą. Panetkės kažkur. Labai paprastai. Arba sumuštinis, arba košė, viskas. Vaišvila žmonės, aš paaiškinsiu, kodėl mes klausinėjom. Vaišvila žmonės pažįsta dabar kaip tą žmogų, kuris ateina į tuščią spaudos konferencijų salę ir kalba tuščiai salėj. Ne? Toksai
keistas žmogus. Nu, senokai tai buvo, bet ką darysim. Bet jau dabar prisirenka, ne, jau po šito, ar susirinko nors kiek po to? Nu, tai kai nebijo žurnalistai, tada ateinam. Visiškai netiesa. Netiesa, Aš iš tikrųjų klausinėjau, nes aš noriu pažinti valstybės priešai iš arti. Tai man dėl to tai gyvenimo to būdo smulkmenos. Tai mums reikia pažinti žmogų. Supratom. Per kur prieita jo. Ir lygų bijot kokiu nors? Negalvoju apie tai. O Jėzus, Na ką, nu tai ką, pradėsiu galvoti, tai tada pradėsiu O jūs bijoti. pats savo gražus, kai žiūrite į veidrodį? Galėčiau būti gražesnis, aišku. Buvo laikai, ne? Buvo. Gražus buvo Zigmas. Aš dar Labai, prisimenu jį dabar visai yra tokį gražus. nepadėvėtą. Ir tarp kitko, bet Kolegė Juozaitis visiškai be gražesnis. skrupulų. Mano skonį Juozaitis gražesnis buvo. Nu, gerai. Tai tada man reikia reklaminių, kaip žmonėms žiūrėti po tokio kalbėjimo, tokio nihilizmo, konditerinio ir kulinarinio. Kaip man pristatyti šitą siužetą, kuriame mes kalbame apie tai, kad maistu galima išsigydyti, bent jau apgydyti 4 stadijos vėžį. O tai va. Tai žinau, Rūta, šeimoje mes irgi ką tik tą praėjom. Tai žinau, Rūta, šeimoje mes irgi ką tik tą praėjom. Jo? Taip, Reginai. Bet tai čia kokios tai ankstyvos stadijos, ne? A, nu, tik to Rūta, aš nežinau. Gerai, tu esi žmogus, kuris matė Leniną, tai yra jauniškė, ne? Niekas jo nematė, bet Jo, iš arti, ne? Koks įspūdis apie mūsų saugumo vadovą, 5 vaikų tėvą, kariškį, kuris sako, kad karas buvo visas karyba, visas jo gyvenimas. Soldafonas? Kad... Sunku spręsti iš pusės valandos pokalbio, bet... Bet jisai iš tikrųjų mano, kad, pavyzdžiui, kritikuoti valstybės vadovus yra kasimasis po valstybės pamatais, nes jisai taip pareiškė. Jisai taip parašė tame savo opuse. Jo, Rūta. Taip, ne tik parašė, bet dar ir patvirtino tą vienai per kitai, bet tai buvo ne pokalbis, tai buvo, kaip pasakyti, kaip šaudimas į žirnių į sieną. Nes žmogus... Labai banalus palyginimas, bet kaip vietą. Nu, taip yra, ateina žmogus stiklinėm akim ir iš karto užsiblokavęs sieną. Automatiškai. Jo, jis net mąstė ištiest ranką, ar ne, o atsisveikinant. Taip, nedavė rankos? Padavė. Padavė, ne? Bet tokį ledą rankelį. Paspaudė, ar ne? Vyriškai tai padavė, ar taip vat skistai? Nu, ne vyriškai, bet nesvarbu. Išeinant nepadavė, tai yra svarbiausia. Kavos ir batos nepasiūlė, aišku. O geras klausimas. Buvo graži krištolinė vaza su gerais saldainiais. Sekretorė laukianti ilgai. Nu, jeigu kalbėt apie profesionalumą. O kokie saldainiai buvo? Sostinė Vilnius. Geri saldainiai. Norėtų saldainių? Geri. Norėjot, kad taip gerai įsižiūrėt jos? Aš pabandžiau. Ai, valgė? Aš paklausiau, ar galima. Leido? Nepasakė, po kiek galima? Po 2. Nepasakė ne, tai aš pasivaišinau. Kaip jūs, kaip nepriklausomybės akto signataras, kokios grėsmės yra šiandieną? Pati didžiausia grėsmė yra akivaizdus vienos nuomonės Lietuvoje beturėjimas. Bet kokia kitokia nuomonė yra negerai, bet kokia opozicija faktiškai negalima. Jeigu tu pasakai valdžiai, kad jinai mandagiai pasakius švaisto, jeigu nevagia, tai tada vėl blogai. Šiemet yra prezidento Kazio Griniaus metai. Jis beje medikas dar buvo. Tai, žinot, prieš 26 metus, prieš nuverčiant jį, perversmas įvyko. Galima dabar spėti, kad Zigmas Vaišvila mano, kad visas šitas eskalavimas ir reikimas nuo visų ir tarptautinių tribūnų, kad čia rusai puola ir reikia žmogaus teisės mažinti, ta prasme, kad čia yra neverkšlenti, tai čia yra pasiruošimas perversmui. Rūta, kaip aš galiu kitaip vertinti tokius dalykus? O kas nori to perversmo? Tas, kas nenori prarasti valdžios. Gerai, nekalbam aplamai. Tai kas nenori prarasti? Butkevičius čia perversmą daro? Na, tai šnekėkim apie visą esmę. Vis tiek visa valstybė praktiškai valdo beveik jau vienasmeniškai prezidentė. Tai jinai nori perversmo? Jinai nori tinkamos vyriausybės, tokios kokios jie nori. Gerai, mes kalbam apie perversmą. Tai jinai darytų su kuo? Kas jos bazė? Kas yra tie, tai nuosekliai tai yra ruošiama daroma. Ne tik tai su kariškiais, bet ir visų pirma su teisėsauga, prokuratūra. Yra pakeista aibė įstatymų, baudžiamojo proceso kodeksas, kuris leidžia net teismui
panaikinus prokuroro nutarimą, pavyzdžiui, atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą, jis nėra įpareigojantis. Bet iš principo ką, mes čia spėliojam, kad, pavyzdžiui, o gal, yra laukiama, kad čia sprogtų kas nors. Nu, nereikia sprogti. Tam, kad paimti valdžią, reikia baisaus streso visuomeniai. Pradėkim nuo beveik 2 milijardų pavarimo į offshore už Independence laivą, kuris 10 kartų galingesnis negu realiai mums reikia. Tai maži vaikai tik tai gali nesuprasti, arba tie, kurie aklai tiki, kas iš tikrųjų vyksta. Atvirai visama. Du valstybės prieš. Ja. Gerai, ponia Vaišvila, aš tai girdėjau, kad jums kaip vampyrų česnakas yra mūsų gražioji griežtoji prezidentė. Nes vis tiek dabar reikia atsižvelgti tai, ką liepia jauniškis daryti. Bet dėl skonio gal nesiginčysim. Negraži. Su verba, pavyzdžiui. Arba bet aš galiu turėti savo skonį. Tai dabar beliko atsisveikinti su tais, kurie neišjungė, pamatę televizoriuje jūsų veidą. Kreipkitės, jūs labai juokingai kreipdavotės Sąjūdžio laikais. Nebeatsimenu. Mėly Lietuvos žmonės, man labai skaudu, sakydavo Zigmas Vaišvila beveik kiekvieną progą. Dieve, bet kaip tyčianėsi, mes visą laiką ten kikendavom iš Zigmas. Jis ir dramatiškas. Ką dabar su juo daryti? Nieko. Praktiškai nieko. Niekas su manim nieko nedaro. Vis tiek iškirps, ką pasakys. Išjungit televizorius, nes dabar... neišjungit televizorių, neperinkit televizorių, nes dabar mūsų daina pereina į reporterį. Taip? Pasakyk, patvirtink. Taip. Taip. Viso gero. Iki pasimatymo. Gal. Oi. Kaip tu sunkiai duodi tos gyvenimo būdo interviu? O ką niekada niekas neklausė? Įsivaizduoju, kiek jai reikės dirbti? Čiagi valanda prirašyta, o įdėsim 10 minučių. Žemgina, susiriškotinu, vis vien turime padarysiu. Su savo klausimais, jūs neduoda žmogui pasakyti, jūs vieną kartą dalyką. Taigi atsakymas, klausimas, kava. Man buvo įdomiausia, pavaišino kava. Taigi ne. Jūs nedavėt pasakyti. Jisai nepasakė. Nes aišku, kad nepavaišino. Tai pasakyk, mes titrą paleisim. Jėzau Marija, aš puikiai supratau, kad nepavaišino. Ne, aš pasakiau, sakau. Elementariausias mandagumas yra pasiūlyt kavos. Gerai. Elementariausias mandagumas pasiūlyt kavos. Tai po šitos frazės ir išėjo neatsisveikinti.